Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie nekilnojamą turtą informacinių technologijų pagrindu. Tikriausiai daug kas nežinote, kas yra rentų B. Paprastai tariant, tai yra tai, kad jūs nuomojatės būstą ir būsto savininkui tiesiog mokate nuomą. Ta nuoma yra skaičiuotas būsto įkainis už tai, kurį būstą įsigysite ilgalaikėje perspektyvoje ir jūsų būstas bus jūsų nuosavybė. Manau, kad žinote, jog šiais laikais nekilnojamo turto yra labai sunku įsigyti arba jį praktiškai neįmanoma įsigyti jaunom šeimom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunos šeimos turi gauti subsidiją ir tai ne visados reiškia, kad tą nekilnojamą turtą juos įsigys. Šiai dienai rentų B sistema nuomos pagrindu yra labai unikalus dalykas, su kurio pagalba galite įsigyti nekilnojamą turtą. Šiai dienai labai sunku yra nekilnojamą turtą įsigyti dėl kelių priežasčių. Dėl aukštų palūkanų, dėl to, kad nėra būsto rinkoje. Pastebėjote, kad nekilnojamo turto niekas nestatoma mažuose miesteliuose, yra labai aukštos palūkanos, labai sunku gauti kažkokį labai norimą būstą jaunom šeimom, arba jis tiesiog yra neįperkamas jaunom šeimoms. Ką tokiu atveju reikėtų daryti jums? Jums reikėtų surasti tokį žmogų, kuris sutiktų nuomos pagrindu jums įsipirkinėti būstą ir ilgalaikiai perspektyvai tą būstą galite įsigyti nuomos pagrindu. Rentų B sistema yra įsigyjamas būstas nuomos pagrindu. Apjungus informacinės technologijas ir nekilnojamo turto brokerius, nekilnojamo turto brokeriai turėtų daryti video reportažus tiek būsto vidų, filmuoti tiek būsto išorę. Tai reiškia, kad ilgalaikiai perspektyvai turėtų pasitelkti dronus, nufilmuoti išorę su dronais, nufilmuoti su video priemonėmis, rašyti pardaviminius straipsnius, leisti ads reklamas Facebook'e ir kitose socialinėse medijose. Tai reiškia, kad brokeriai turi labai dažnai pasitelkti fantaziją, kas veikia naujoje rinkoje ir jau nebesivadovauti senais metodais, nes rentų B sistema ateis, apjungus šias technologijas informaciniam technologijom, pardavimus bus daug geriau parduoti negu įprastus pardavimus. Šiuolaikinėje informacinių technologijų amžiuje pardavimai yra labai glaudžiai susiję su visomis sritimis. Tai reiškia, rentų B ateis taip, kad rentų B bus labai plačiai reklamuojamas, jau dabar yra Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune tai daroma, ateina tai mažus miestelius, žmonės vis labiau domisi. Iš tikrųjų, aš pats kaip marketingo specialistas galiu jums drąsiai teikti, galite prašyti mano pagalbos, kurie nekilnojamo turto brokeriai, ir aš apjungčiau jūsų reklamas, parodžiau metodus, kad rentų B sistemą sujungus, galėsite parodyti daug daugiau būstų. Su jumis yra verslo kalvis Mindaugas. Šiai dienai nekilnojamo turto brokeriai jūs turite išeiti iš komforto zonos, dirbti su rentų B sistema, daryti pardaviminius straipsnius, filmuoti video reportažus, daryti podcastus ir kitus dalykus. Aš esu su jumis verslo kalvis, galiu jums padėti, daryti reklamas, montuoti video reportažus, kad jūsų pardavimai pakeltų aukštesnį lygį. Su jumis buvo Mindaugas, verslo kalvis. Ačiū, kad buvote. Dėkui, iki.